Tai trumpai norim pasidalinti keliomis įžvalgomis. Kuo vaikų linija gyveno šios 20 metų, vykdydama kampaniją be patyčių. Ir pradėti norim nuo trumpo priminimo, kas yra vaikų linija, ką mes darome, kokia yra pagrindinė mūsų veikla. Vaikų linija veikia jau daugiau nei 25 metus ir visų pirma teikia emocinę paramą vaikams ir paaugliams iki 18 metų telefonu bei internetu. Tai yra nemokama, anonimiška ir konfidenciali pagalba, kurią teikia specialiai apmokyti savanoriai. Matote 3 būdus, kuriais vaikai gali kreiptis ir labai trumpa statistika, kiek praeitais metais sulaukėme vaikų ir paauglių kreipimusi. Tai atsiliepėme į beveik 88 tūkstančius skambučių, daugiau nei 8400 čiato pokalbių bei 740 elektroninių laiškų. Vaikai pasitikė, vaikai kreipiasi ir aišku, kalba ne tik apie įvairiausius sunkumus susijusius su tėvais, bendraamžiais, bet patyčios yra irgi viena iš tų temų, kuri yra dažnai minima pokalbiuose su vaikais. Na ir kampanija be patyčių šiemet švenčia 20-metį, šiek tiek jaunesnė negu pati vaikų linija. Kaip tik prieš 20 metų, tuo metu, kai prasidėjo kampanija be patyčių, aš buvau ką tik pabaigusi mokyklą ir mano mokykloje patyčių nebuvo. Mes nežinojom tokio žodžio, nežinojom apskritai, kad čia kažkas yra ne okei, jeigu vaikai vieni kitus erzina iki tiek, kad jau nelabai norisi gyventi. Ir man atrodo, kaip žmogui, kuris į kampaniją be patyčių atėjo ne nuo pradžių, kad turbūt kampanija, tam tikrą prasme pasiekė savo tikslą, nes kai ji atsirado, tai iš tikrųjų ir tikslas buvo kelti visuomenės sąmoningumą, visų pirma apie patyčių problemą, kad yra tokia problema, kad apskritai patyčios yra kažkas, kam reikėtų pasakyti stop, o ne tiesiog susitaikyti, kad taip jau būna, visą laiką ir mes išgyvenam, tai ir vaikai išgyvens. Tai tie 20 metų iš esmės ir buvo skirti kelti visuomenės sąmoningumą, suprasti, kas yra patyčios, kuo jos skiriasi nuo kitų elgesio formų ir galvoti apie tos būdus, kaip užkirsti joms kelią ir kaip jas efektyviai spręsti. Tai kampanija be patyčių tą darė įvairiais veiksmais ir įvairiom kryptim. Turbūt daugelis iš jūsų, manau, prisimenate savaitės be patyčių tokį pavadinimą. Tai yra kampanijos be patyčių veikla, kur kvietėme mokyklas įsitraukti, mokyklose organizuoti tam tikrų laikų įvairias veiklas, kurios skatina visuomenės, mokyklos bendruomenės ir visuomenės tokį diskusiją apie tai, kas yra patyčios ir ką su jomis daryti. Tai savaitė be patyčių užaugo į mėnesį be patyčių ir prieš kelis metus jau nutarėm, kad jau atėjo tas laikas visus metus kalbėti apie patyčias, tikrai neužtenka to laiko kažkokio skirto, jo niekada neužteko, žinoma, bet jau supratome, kad tikrai visuomenėje jau žinomas yra patyčių terminas ir perėjome prie kitų veiklos formų, tai taip pat ruošiame įvairiausią medžiagą specialistam, kurie dirba su vaikais ir šiuo metu turime ir mokymų patirtį, tai yra siūlome mokyklams mokymus, į kuriuos ir sudėjome visą savo patirtį, mokymus apie tai, kaip reaguoti į patyčias ir taip pat vykdėme dar ir patyčių prevencijos programą Friends, apie kurią šiek tiek vėliau išsamiau papasakosiu. Ir apžvelgdamos tą 20 metų, kuomet vaikų linija vykdė kampaniją be patyčių, mudvi su Egle norime pasidalinti tokiamis 5 išmoktomis pamokomis ir 5 dideliais klausimais, kuriuos vis dar jaučiame, kad sprendžiame. Tai pirmoji pamoka, apie kurią norisi pasidalinti, kad vaikai kalba apie tai, apie ką yra skatinami kalbėti. Ir ne veltui Eglė, dalindamasi savo asmeninę patirtimį, sakė, kad štai 2004 metais nebuvo patyčių. Ir iš tiesų ir mes kampaniją pradėjom ne dėl to, kad vaikai labai daug pasakojo apie patyčias, bet dėl to, kad jie apie tai nepasakojo. Ką mes pamatėme? Mes pamatėme tarptautinės vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimo duomenis,
kuriame jau buvo matuojamas, dabar bijau sumeluoti, ar buvo vadinama patyčios, ar priekabiavimas tas reiškinys. Ir matėme, kad mastas yra didelis, tačiau vaikų linijoje mes tarytum neturėjome skambučių, arba jeigu jie ir buvo, tai jie kažkur slėpėsi po kitomis temomis. Gal buvo vadinamas smurtu ir prievarta, gal kažkokiam tarpusavio sunkumais. Ir kai startavome su šita kampanija, ką pastebėjome, kad kuo daugiau mes kaip organizacija kalbame apie patyčias, kuo daugiau kalbame mokytojams, kitiems suaugusiems, kad tai yra elgesys, į kurį svarbu reaguoti, atkreipti dėmesį, tuo daugiau vaikai pradėjo kreiptis pagalbos ir pasakoti apie savo patyčių patirtis. Tai džiaugiamės, kad vaikai pradėjo atviriau kalbėti ir daugiau kalbėti ir šiandien tikrai ir vaikų patarėjų komandos patirtis rodo, kiek turi jie patirčių ir kad jie turi ką papasakoti. Bet kai vaikai pradeda kalbėti apie patyčių patirtis, jiems reikia padėti pasiruošusių suaugusiųjų. Ir klausimas, kurį mes nešiojamės, ar mes kaip suaugę esam pasiruošę padėti vaikams ir turime pakankamai žinių ir įgūdžių palaikyti ir padėti, kai vaikai susiduria su patyčių patirtimis. Tam iliustruoti noriu pacituoti, pasidalinti vieno vaiko pasakojimu. Nenoriu jisai pasirodyti, jau rodo, puiku. Jaučiuosi vieniša ir liūdna kiekvieną dieną mokykloje. Mokykloje neturiu draugų. Nesu tokia ir drovi, kalbu su klasiokais, bet jie daugiausiai ignoruoja, lyg būčiau vaiduoklis. Kalba su manimi tik tada, kai mokytoja priverčia komandose dirbti ir būtinai reikia, arba kai nori pasišaipyti, o taip vos ne kiekvieną dieną būna. Tikrai norėčiau būti kaip visi kiti, turėti draugų, kad niekas nesišaipytų iš manęs. Esu pasakius mamai ir ji parašė auklėtojui, bet nieko neatsitiko. Aš dar daugybę kartų parašiau mokyklos Gmail, kur mums sakė rašyti dėl patyčių ir problemų anonimiškai. Aš net parašiau vardus, kurie daugiausiai šaipėsi, bet ir nuo to niekas nepasikeitė. Mokykla vis vadina save kaip 60+ metų be patyčių mokykla ir spėju, nenori sulaužyti to rekordo. Tai ar mes turime suaugusių, kurie yra pasiruošę padėti vaikams, kai jie susiduria su patyčiomis ir ar turime pakankamai suaugusių, kurie gali atliepti? Smiltės iškeltą klausimą mėginam atliepti ir siūlydami padėti pasiruošti, tai yra siūlydami įvairius mokymus ir programas. Ir matome, kad, jau seniai pamatėme tikrai, kad svarbu yra suaugusiems padėti pasiruošti ir kampanijos be patyčių pradžioje taip pat buvo toksai, svarbu buvo ir sąmoningumą kelti, bet svarbu buvo ir tai, kad Lietuvoje atsirastų ir teisinė kalba, kuri kažkaip padeda mums padėti vieni kitiems šitam klausime. Ir, jau seniai vyksta tyrimai visokie ir kūriamos prevencijos programos, kurių patirtis parodė, kad tikrai yra labai svarbu turėti vieningą žvilgsnį, kaip reaguojame ir kaip užkertame kelią patyčiams atsirasti visos visuomenės, bet jeigu taip kalbant konkrečiau, tai mokyklos, kuri yra viena iš tų terpių, kur gali vykti patyčios. Ir labai svarbu, kad suaugę, kurie dirba su vaikais, turėtų aiškias gairias, kaip jiems veikti, ką daryti, jeigu patyčios jau vyksta, kaip jas stabdyti, kaip jas tam momente išsklaidyti ir padėti vaikams nebevykdyti tokio elgesio. Tai labai svarbus žingsnis Lietuvoje, kad atsirado ta kalba įstatymuose, kad buvo apibrėžta patyčių savoka ir apibrėžtos visos visuomenės ir mokyklos atsakomybės. Tai atsirado tokios gairės, kaip mokyklos turėtų apsibrėžti savo vidinę tvarką, kaip reaguojama į patyčias ir kaip organizuojama prevencija. Ir tikrai dabar visos mokyklos, turbūt nesuklysiu sakydama, turi planą, kaip reaguojame, kaip mokyklos mastu yra reaguojama į vykstančias patyčias. Ir kaip tik paskutiniais metais turėjome nemažai progų bendrauti, jau daugiau nei su 500 mokyklų, kaip tik turėjome mokymus per paskutinius kelis metus apie tai ir kartu analizavom tą mokyklų pasiruošimą, tvarkos aprašus, kuriais mokyklas remiasi ir tikrai matėme daug įvairių pavyzdžių, kurie puikiai atrodo, praktikoje veikia daugiau ar mažiau. Ir tikrai mums kartais kyla klausimas iš to, štai pavyzdžiui, ką vaikai pasakoja apie tai, kaip jie jaučia tą
mokyklos tvarkos buvimą. Tai kartais mokiniai pastebi, kad nors ir yra kažkokia mokyklos užsibrėžimas reaguoti, tas reagavimas gali būti nevienodas, jisai gali priklausyti nuo to, kaip mes tą elgesį suprantam visų pirma, tai yra kur brėžiame ribą, kada jau mes turim įsikišti, o kada tai yra tik tai vaikų kažkokie reikaliukai, kurios mes pamokom juos pačius išsispręsti arba tiesiog leidžiam dalykams praeiti. Ir kartais suaugę ir vaikai tą ribą mato labai skirtingai. Ir vaikai pastebi, kad gali, pavyzdžiui, priklausyti tai nuo to, koks tai yra elgesys, ar jis turi fizinę formą ar kažkokią kitą formą. Statistikoje matome, kad fizinės patyčių išraiškos yra pačios rečiausios, tai yra mažiausias skaičius atvejų, bet tai yra atvejai, kurie dažniausiai užregistruojami ir dažniausiai mokiniai pamato, kad tai buvo mokyklos pastebėta ir sureaguota. Tuo tarpu, jeigu patyčios vyksta kita forma, jau yra žymiai sunkiau ir turbūt pasiekmė yra, kad rečiau tokie atvejai ir yra sureaguoja rečiau mokykla, mokiniai rečiau supranta, kad mokykla sureagavo ir dar rečiau tampa kažkur užfiksuota. Kitas momentas, kurį irgi vaikai dažnai nurodo, tai kad ne visi vaikai vienodai gali tikėtis pagalbos iš suaugusių. Tai yra, jeigu vaikas turi kažkokią jau reputaciją, kur pats nusižengė kažkada, nepakluso mokyklos taisyklėms, tai jau, kaip kartais sako vaikai per susitikimus, yra tikrai mažesnė tikimybė sulaukti pagalbos, jeigu jos reikėtų. Čia, kaip mes girdėjom ir ryte, kad labai svarbu, kai galvojame apie patyčias, galvoti apie visus dalyvius, kurie dalyvauja, nes visom pusėm gali reikti pagalbos, ne tik tai tam, kuris šį kartą tapo taikiniu. Ir taip pat kitas dalykas, apie kurį šiandien irgi nemažai kalbėjom, tai yra, kaip mes pamatom, kas jau yra netinkamas elgesys, jeigu jis tikrai kartais aplinkoje atrodo labai, ta norma, kuri taip, mes, kai joje gyvename, labai sunku ją pastebėti iš tikrųjų ir mokiniai tą irgi reflektuoja, kad kartais suaugusiem atrodo, kad čia tarp mūsų taip normalu yra. Ir tada tas reagavimas net neturi sąlygų prasidėti. Ir tai ir keliam klausimą štai. Tai mokyklos gairėse yra, tačiau kaip mums padaryti, kad jos būtų naudojamos. Ir iš tiesų, keliaudama po mokyklas su mokymais ir matydama tuos skirtingus mokyklų, skirtingas tvarkas, esu, pavyzdžiui, vieną pavyzdį mačius iš tų 50 kažkiek tai mokyklų, kuriame buvo įtraukti ir tėvai, taip pat išsamei, kaip šiandien matėme per Islandijos pranešimą, kur tėvai gauna rekomendacijas, kaip jie turėtų žvelgti į patyčių problemą, ką jie galėtų padaryti ir kodėlgi netaikyti tokios praktikos, įtraukti visą bendruomenę ir kažkaip tai tą padaryti matomą, kad mums tikrai svarbu, kad visi įsitrauktų. Kitas aspektas, kurio galbūt pasigendu, tai pavyzdžiui elektroninių patyčių klausimas, kurioj vietoje elektroninės patyčios atsiduria, kaip mes jas reaguojam, ar mes jas kažkaip kitaip reaguojam negu į nevirtualioje erdvėje vykstančias patyčias. Tai, žodžiu, turbūt tokie įvairūs aspektai yra labai svarbus, kad iš tiesų tie mūsų algoritmai, kuriuos mes jau turime, mums būtų labiau įrankis negu formalumas, kad tikrai mums padėtų ir duotų tokio aiškumo, kaip mums reaguoti. Trečioji pamoka ar įžvalga. Viskas nubėgo. Simbolinės datos yra svarbios patyčių temos kėlimui ir sąmoningumo didinimui. Pradėję vykdyti kampaniją be patyčių, tiesiog pradėjome įvairiausias veiklas ir laikui bėgant labai pajutome, kad norisi sutelkti pajėgas, nebūti vieniems, pasitelkti mokyklas, kviesti kitas švietimo įstaigas įsijungti ir taip atsirado veiksmo savaitė be patyčių, vėliau virtusi sąmoningumo didinimo mėnesio be patyčių ir tai buvo tokia
sąmoningumo didinimui skirtas periodas, kurio metu kvietėme pagalvoti, skirti dėmesio patyčioms, prisiminti kažkokius efektyvius būdus tai problemai spręsti, diskutuoti apie tai, kas mums sekasi, kas nesiseka. Ir jutome, kad tikrai labai sulaukėme daug palaikymo šitose veiklose, kad tikrai jungdavosi daugiau nei 1000 švietimo įstaigų ir dalyvaudavo veiksmo savaitėse be patyčių sąmoningumo didinimo mėnesį. Pastaruoju metu, aš tai sakyčiau, dėl finansavimo trūkumo iš tiesų esame pristabdę aktyvesnę veiklą būtent tokiom sąmoningumo didinimo veikloms ir sutelkimui jų į vieną konkretų mėnesį, bet vis dar organizuojam visokius renginius, tokius kaip ir ši konferencija, kuri taip pat yra skirta nesprendimui, ar neišspręs jokios patyčių problemos, mes kalbamės, diskutuojame, ieškome atsakymų į svarbius klausimus. Ir iššūkis, su kuriuo mes susidūrėme, tai kad tikrai tas simbolinės datos jos įgavo prasmę. Iki šiol žinome, kad mokyklos rengia įvairiausias veiklas būtent kovo mėnesį. Tai tikrai yra svarbu turėti tas simbolinės datas, bet šalia to yra labai svarbu priimti arba įveikti kažkaip įsitikinimą, kad neužtenka veiksmo savaitės be patyčių tam, kad problema būtų išspręsta. Ir mes vis dar periodiškai susidurime su tokiu požiūriu, kad tarytum užtenka tokios sąmoningumo didinimo veiklos, kad problema kažkaip keistusi arba tie rodikliai, kuriuos mes matėme šiandien ryte, gerėtų. Tai čia matote citatą vienos Seimo narės, kuri reagavo į būtent pastarojo meto paskelbtus moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimo rezultatus. Tai tiesiog perskaitysiu. Vakar paskelbta Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaita dar kartą patvirtino, kad turime didelę patyčių problemą. Mūsų jaunuoliai tyčiojasi ir patiria kone didžiausius patyčių kiekius elektroninėje erdvėje iš tyrime dalyvavusių 44 šalių. Nuo praėjusio tyrimo prieš 4 metus niekas nepasikeitė. Nepaisant visų savaičių be patyčių, kaip buvome, taip ir esame sąrašo viršuje. Tikrai taip, savaičių be patyčių neužtenka problemai spręsti. Mes turime turėti aiškų planą ir aiškę sistemą, kaip mes dirbame su šita problema. Tai turbūt vienas iš mėginimų pasiūlyti tą aišku planą ir kažkokį atsaką, kaip mes dirbame su to problema, ir yra prevencinės programos. Ir prevencinės programos yra iš esmės toks struktūruotas, nuoseklus darbas. Kokia programa bebūtų, tikrai programų pasaulyje, kurios yra skirtos patyčių prevencijai, yra ne viena. Jos dažnai yra grįstos įrodymais, tai yra surinkta tikrai pakankamai duomenų tam, kad jos būtų sukurtos taip, kad veiktų ir taip pat paprastai yra tyrinėjama, kaip jos veikia, kokį turi efektą. Ir tikrai jau galim pakankamai drąsiai teigti, kad kokia bebūtų prevencinė programa, jeigu jinai yra kokybiškai sukurta ir kokybiškai taikoma, ji veikia. Tokią pat patirtį turime ir su Friends prevencijos programa, kurią mes bendradarbiaudami su švedų organizacija Friends pradėjome nuo 16 metų pradėjome bendradarbiauti ir nuo 17 metų pradėjome bandyti, o vėliau vykdyti Lietuvoje. Ir turime tokią patirtį, kad mokyklos, kurios dalyvavo toje programoje, po pirmųjų ir po antrųjų metų buvo atliktos apklausos ir paaiškėjo, kad jau po pirmųjų metų pasimatė visų mokyklų mastu, man pasimatė rezultatas. Matėme, kad sumažėjo, trečdaliu sumažėjo mokinių, kurie teigia patyrė žeminantį elgesį tose mokyklose, kurios vykdė Friends programą kartu paėmus. Deja, atėjo pandemija kitais metais ir nebegalėjome palyginti duomenų, nors jos turėjome ir matėm tam tikrą, kad išliko ta tendencija mažėjimo, bet kadangi truputį sąlygos pakito, tai pasirinkom į šitą labiau pirmųjų ir antrųjų metų palyginimą kreipti dėmesį. Taip pat matėm ir kitose srityse pokytį, pavyzdžiui, kad motyvacija dalyvavusių prevencijos programoje mokyklų darbuotojų padidėjo, lyginti pirmus ir antrus programos metus. Taip pat matėme ir teigiamą pokytį ir tarptų vaikų, kurie pasakė, kad patys inicijuoja patyčias. Kaip ten bebūtų, štai su tokia žinia, kad turime Lietuvoje dar vieną prevencinę programą, kurios teigiamus rezultatus matome ir galime pamatuoti. Netrukus paskelbėme, kad ją sustabdome Lietuvoje,
nes nebeturime kaip ją tęsti, todėl kad nuoseklumas kainuoja. Nuoseklumas, o visų prevencinių programų pagrindinė tokia būtinybė yra būtent nuosekli veikla, kuri yra mokyklos kasdienybė, kuri yra tokia natūrali kiekvienos dienos veikla, besitęsianti metai iš metų, o ne tik tai ten pripuolamai kartą per mėnesį kažkokią progą, kaip Smiltė kalbėjo. Ir tas tikrai veikia, kai tai yra daroma nuolat, kai tai tampa rutinos dalis, bet tai kainuoja visų pirma finansinių išteklių, nes vis tiek mes kalbam apie apie tokį didžiulį darbą, kurį daro visa mokyklos bendruomenė, kuri tam skiria papildomus savo resursus, tai be abejo kalbame ir apie žmogiškosius resursus, paprastai mokyklos turi didžiulį iššūkį programas išlaikyti ir ta prasme, kad tam reikia žmonių, nes veikia ne programos, veikia žmonės. Ir tam, kad jie galėtų veikti, jie tikrai turi turėti pakankamai laiko, pakankamai jėgų, neužsiimti kažkokiais tai kitais dalykais, o būti šalia vaikų, būti kartu kolektyve, susitarti, ką mes darom, kaip mes darom, kokie mūsų tikslai, kaip mes tuos tikslus įgyvendinam, kurti tą santykį, apie kurį kalbėjome šiandien ne kartą, kad tai yra labai labai svarbi prevencijos dalis, tai tokias svarbiausias dalykas, kuris veikia prevenciją, tai santykio kūrimas, visam tam iš tiesų reikia labai daug ir žmogiškų išteklių, ir be abejo, pati struktūra irgi turi būti tam pasiruošusi. Kai Friends programą įgyvendinome, pamatėme, kad tikrai didelių iššūkių kelia apskritai tas mūsų švietimo sistemos prisitaikymas, pavyzdžiui, kaip mums diskutuoti klasėse, kai mes turime labai didelės klases ir tiesiog kartais labai sunku taikyti bet kokias prevencinės veiklas, o diskusija yra toks pagrindas socialinių įgūdžių, kai mes kalbam apie normų keitimą, kai mes kalbam apie tokius lėtai besikeičiančius dalykus, kuriem tikrai reikia patikėti jais, persvarstyti, pareflektuoti, tam reikia laiko ir tikrai reikia labai tokių, tam tikrų sąlygų, kurių mūsų mokyklos Lietuvoje tikrai ne visada turi ir tai turbūt ir tapo vienas iš didesnių iššūkių, kad bet kokia programa galėtų gyvuoti. Tai tikrai kaip rasti vietos prevencijos programoms, kad jos būtų įgyvendinamos nuosekliai mokyklose. Ir paskutinė pamoka ar įžvalga, kuri šiandien norisi pasidalinti, tai manome, kad valstybės požiūris į patyčių problemą ir jos prevenciją yra esminis dėmuo, norint, kad situacija Lietuvoje keistusi. Ir viena iš mūsų veiklos ryčių buvo bendradarbiavimas su atsakingomis institucijomis, kvietimas, diskutuoti, ieškoti sprendimų. Ir tikrai per tos 20 metų įvyko daug svarbių dalykų. 2008 metais buvo pradėta diegti pirmoji patyčių prevencijos programa Olveus. 2010 metais buvo pasirašytas memorandumas Vaikystė be patyčių, kurioje taip pat irgi buvo pasiryžimas suremti pečius įvairių atsakingų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių tame lauke su vaikais, su vaikų smurto patyčių prevencijos temomis ir siekti, kad pasiektume tą tikslą, kad mūsų visuomenė būtų be patyčių, kad vaikai augtų saugus ir apsaugoti nuo įvairiausio smurto mūsų visuomenėje. 2017 metais buvo priimtos švietimo įstatymo pataisos, kuriuose buvo ir istoriškai pirmą kartą apibrėžtas patyčių terminas ir numatytos gairės, rekomendacijos mokykloms, kaip reaguoti, kaip spręsti, kaip sudėlioti kažkokią mokyklos struktūrą, kalbant apie patyčių prevenciją ir intervenciją. Bet visgi šiai dienai mes turime konstatuoti, kad mes nežinome, koks tiksliai yra valstybės planas ir kaip mes, kaip visa visuomenė, kaip valstybė planuojame keisti tuos rodiklius, kuriuos stebime jau, sakyčiau, 30 metų, nes pasaulinės sveikatos moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimo rezultatus turime nuo 1994 metų, kuriuose buvo pirmą kartą fiksuotas patyčių mastas. Ir tikrai, ir tas klausimas jisai kabo, ar ne? Koks yra mūsų planas? Gerai, kad turime rekomendacijas. Negerai, kad neturime šiuo metu nei vienos veikiančios patyčių prevencinės programos, nes tos dvi, kurios buvo veikiančios ir buvo finansuojamos, šiuo metu jos yra nebediegiamos.
Mes turime gyvenimo įgūdžių ugdymo programą, bet kol kas neturime matymo, o kaip ten komponuojasi patyčių tema, koks ten yra tas, kaip pasakyti, kryptis padedanti mažinti tuos skaičius, kuriuos mes matome. Tai šiandien norėtųsi gal ir pabaigti tokia pozityvesnė gaida, bet nesigauna, nes tikrai pradėjome nuo vaikų balso, pradėjome nuo skaičių ir man norisi priminti, kaip vaikų linijos atstoviai, ir vaikų linijoje mes nuolat girdime vaikų istorijas apie įvairiausius patyrimus, tame tarpe apie patyčias, kad už tų skaičių, kuriuos mes matėme ryte, slepiasi labai realūs vaikų gyvenimai. Ir baigti noriu citata iš visiškai neseniai gauto vieno vaiko laiško ir jinai skamba taip. Žinokit, neturiu daugiau kam išsipasakoti, aš kiekvieną mokyklos dieną patiriu patyčias. Ir tiesiog nebežinau, ką daryti. Bandau nekreipti dėmesio, bet nepavyksta, o niekas nepadeda. Mane pravardžiuoja, grasina, kitaip tyčiojasi, aš jaučiuosi bejėgė šitam pasauliui, nebegaliu daugiau. Tai kviečiu pratęsti diskusijas ir tikrai paieškoti atsakymų. Tai ką mes turime padaryti, kad pagaliau atsirastų tas planas, kuris padėtų sumažinti skaičius ir mažinti skausmą, kurį patiria vaikai išgyvenantys patyčias. Tai tiek norėjom Jums papasakoti. Ačiū.